Labas rytas, žiūrėkit, šiandien aš tikrai gražuolė, plaukai baisus, bet vakar sugalvojau, kad man reikia pabiguduoti juos, susukti. Tai va, dar tokių nebandžiau bigudukų, matote, jie labai ploni. Žiūrėsiu, kas gausis, kai išsileisiu savo kasas. Na ir šiandien labai gražus rytas už lango, kaip matau. Ir filmuosiu diena su manimi, va, neprisistačiau, ką aš šiandien darysiu. Tai matysite, kur aš šiandien važiuosiu. Tai va, eisiu tuo ir ruoštis, pasidariau kavos pagersiu, na, žodžiu, neskubėdama bandysiu susiruošti. Na, bet tikrai galima prisijuokti iš tai, kaip aš atrodau dabar. Na, jeigu ką juokitės, gerai, sugrįšiu. Štai pažiūrėkit, kaip aš atrodau, kaip atrodo mano plaukai. Ir manau, kad visai kitaip, liūtiškai, bet visai man patinka tokia garbanės jų. Aš jau beveik esu pasiruošus važiuoti, dar realiai reikia šį bei tą padaryti ir viskas, galėsim judėti. Dar iš tikrųjų parodysiu, aišku, kas nematėte mano Facebook'e, tam tikrus mano darbelius, aišku, tik vieną dėjau į Facebook'ą, tai tuoj aš jums parodysiu. Štai čia, kaip matote, yra UV lempa ir aš ją sugalvojau apipiešti. Tai va, šis piešinys, manau, kad visai gražiai gavosi. Na, ši pusė gal šiek tiek mažiau gražiai gavosi, bet tiesiog norėjau parodyti, kaip sugalvojau pasipuošti savo darbo įrankį. Tada, ką dar norėjau parodyti? Aš esu galvojau pasidaryti. Kaip planavau pasidaryti koliažą, bet, na, gavosi šiek tiek kitokia mintis. Tai įdomios mintys, tam tikros nuotraukos, kurios man patinka ir panašiai. Tai labiausiai man gal patinka štai ši nuotraukėlė. Linkiu tau gyventi, kaip gali geriausiai, pabandyti rizikuoti ir atrasti bei pamilti. Ir pažiūrėkit, kokia graži mergytė angeliukas. Tai va, tokią aš sieną čia savo susikūriau, dar tikrai, manau, papildysiu. Aš jau sėdžiu mašinytėj ir pasiruošus lėkti. Ir lėksiu, žinokit, dar į Prizmą, nes reikia nupirkti kažką lauktuvių. Ir aš jau einu į Prizmą, iš tikrųjų, tai skambinau tam žmogui, pas ką važiuoju į svečius, ką man nupirkti, nes jau nusibodo kiekvieną kartą, vis suku galvą ir niekaip nesugalvoju, ką nupirkti, viską nors nuperku, bet, na, žinot, nesinori kartotis, tai vat ir dabar turiu uždavinį, nežinau, ką nupirkti, eisiu rinkti. Na, aš tai pavarau, jau konkrečiai vėluoju, bet dar, vat, tas žmogus nežino, bet aš jį pasveikinsiu su, norėjau sakyti Velykom, bet su Švento Valentino diena. Tai va. Ir viskas, aš jau pasiruošus, reikia skubėti, nes aš jau vėluoju 5 minutės, o man dar davažiuoti kokią pusę valandos. Tai va, nupirkau bandelių, tai gražinsim figūrą. Tai tiek. Atvykau į svečius. Ne, užrakinta. Nenori įsileisti mane. Jaugi čia ateina. Labas! Welcome to my crib. Labas, aš norėjau tikrą akimirką. Na, įamžinti pagaliau. Kaip faito plaukai atrodo, ką čia padarė? Tai va, kasgi atvyko pas ką. Nu, jų. Du ragai, va.
Tai va, žodžiu, šiandien nusimato mūsų diena su manimi. Taip, grožio diena šiandien bus. Grožio diena, o ką mes darysime, pamatysite arba mano kanale, arba Justės kanale. Taip, tai kaip visą laiką eikit žiūrėkit abu kanalus. Jo, abu kanalus jau čia privaloma žiūrėti ir nauji žiūrovai prašom prenumeruoti, laikinti, komentuoti ir, žodžiu, viską daryti, kas priklauso. Žodžiu, būti visą laiką kartu su mumis. Taip va, tai iki pasimatymo dar šiandieną. Mes geriam dabar arbatą ir kavą, tai jūs gal norit pamatyti, kaip Justė man paserviravo arbatą. Taip, jinai geria šiuo metu štai tokią žalią arbatą ir aš jums tos parodysiu, tai kaip įpilti. Tai štai milduk. Milduk, klausyk, gal tau arbatytės, aš tai palauk. Čia, kad žiūrovai matytų. Palauk, čia krenta tas... Arbatytės, klausyk, gersi cukruko. Cukruko, tai aš negersiu, aš nevartoju cukruko. Tu nevartoji cukruko? Ne, arbatai nei kavoj nevartoju. O grietinėlės galbūt norėtum? Grietinėlės į arbatą? Ne, nereikia, jūs tai nereikia, tikrai viskas gerai, tok man atsigert. Tai jūs pažiūrėkit, kaip Justė gaili man šiek tiek didesnio puoduko ir tik tai tokį šiandien išrašė, nes, aš pasėjau man per brangiai kainuoja, tu suprask. Taip, vanduo, žinot, vėrin dar elektrą, dėmė mano. Paskui plauti, man tik mažus darbo išplauti mažą padelį negu didelį. Tai va, tai aš tikiuosi būsiu neištroškus išgėrus šio skanaus labai didelio puodelio ir, žodžiu... Bet kad tu man arbatą išvertai va šitą, tai aš tau neatleisiu. Žodžiu, reiks man jai sumokėti už tą arbatą, nes jau net manęs pyliu. Gerai, viskas, iki pasimatymo. Gražioji, žavioji klientė sėdi priešais mane, mes turim pilną stalą pridėtą visokių gėrybių ir vat dirbsim, nuimsim Justę į šią gražią raudoną spalvą ir bandysim dėti kitą spalvą. Tai ką, pasiruošę dirbti. Good to film far away. Ah, this is so cool. Wow. Žiūrėk, Milda rodo dailę, kurią darys mano nagam, mano vyrui. Palauk dar, gal aš nepadarysiu. Labai, labai gražus nagas. Ir štai parodysiu, kaip dabar, kai mes procese esam. Matot? Mano nagai jau yra vidury proceso. Ir parodysiu jums paskui galutinį rezultatą, kaip atrodys. Nu, Justė, baigėm procedūrą. Baigėm ir aš dabar nusprendžiau, kad vaikščiosiu visai kitokiu būdu nuo šiol, kad ir eisiu į parduotuvę, vaikščiosiu va šitaip ir va šitaip, kad jis matytų mano nagus. Nu, ta prasme, nes jeigu žinai, rankas normaliai ne, šitai nieks nematys. Ar tu patenkinta? Taip, labai ačiū. Mes jau žinokit ir virtuviai prisivalgėm sušių vėl visko, bet nebuvo kada nufilmuoti, nes turėjom daug diskusijų čia visi. Ir dabar matote, čia apšvietimas toksai, Justės fotografuosim nagus. Ir dar ką norėjau pasirodyti, gavau nuo Justės irgi Valentino dienos proga štai šį tušą. Tai va, bandysim, žiūrėsim, ar mano blakstienos bus tokios pat gražios kaip Justės. Tai va, dar dirbsim, čia jinai jau savo kanalui papasakojo, va tokius rėmelius man Justė duoda ir dėsim mano nagų dailę. Ant kartono, žodžiu, galutinį rezultatą mes tikrai parodysim. Taip, aš manau, kad turėtum parodyti savo nagų dailę. Pasižiūrėkit, koks grožis. Va, visko. Aš tai jau, kad aš tai mokėčiau paišyti, kaip jinai paišo. Tai va, nu, žodžiu, pamatysit, tai rėmelius įdėsim, tai viską pamatysit. Tai va. Tai ką, mėly žiūrovai, mes pabaigėm mūsų darbščių rankų būrelio darbus. Tai štai mano kūrinys jau rankose. Tai va, aš kaip blondinė pasirinkau. Baltą popierių, o štai kaip juoda plaukė. O jie kažkoks prilipo. Lauk, reikia daib dabar. Kaip tai imsim? Ok. O aš kaip juoda. Neit, prašau, neįsižeiskit niekas. Tai aš pasirinkau va tokį tamsų ir pažiūrėkit, kaip gavosi. Štai koksai grožis. Pat kažkaip tavo gražiau atrodo, kažkaip man... Spalvingiau gal? Ne, bet abudu labai gražus. Tai matot, kaip mes pasidarbavome. Tai va, visas. Taip, šaunuolės. Darbai padaryti. Taip. Sveiki visi, aš žinokite, vakar jau nepabaigiau jums filmuoti dieną su manimi, tai tiesiog grįžau namo, pradėjo man visi skambinėti, rašinėti ir kažkaip nebebuvo kada man atsisveikinti su jumis.
Tad tariu jums didelį ačiū, kad žiūrėjote mane ir štai šiandien aš važiuosiu dar, noriu pasidalinti jau į saloną, susivežti daiktų. Žinau, kad šį filmuką aš įkelsiu šiek tiek vėliau, tad jau kai jūs jį žiūrėsite, aš jau turėsiu pirmą įspūdį, kaip man patiko salonas ir darbo vieta. Tai ką, linkiu jums puikios dienos ir iki pasimatymo, neužilgo kitą kartą. Esu pasistė virtuvėj. Jėzau, kokia aš baisi, šešėlis taip krenta kažkaip. Man dar reikės nuo grifką apsikirto, man pažiūrėk per ilgą, aš nebežinau, ką daryti. Nu, viskas gerai.